nuo mažumės kažkaip tėvas menininkas ir aš matyt paveldėjau tuos genus. Tapyba man daugiau tokia kaip terapija, kaip savęs išraiškos forma, kai būna kažkokios emocijos, gyvenimo akimirkos, kai norisi tapydamasi perteikti savo jausmus tapybos darbe, įprasminti tai, galbūt ieškoti kažkokių atsakymų gyvenimiškų. Ir norisi užfiksuoti tą būtent būseną toje akimirkoje, kada po kiek laiko pasižiūri į savo darbą ir apima tos pačios emocijos, prisiminimai. Tai savo laisvalaikiu ir savo studijų metu tapau darbus. Aišku, dėstytojai duoda užduotis, atlieki jas, bet savo laisvų laiku kažką darai, tas, kas tau daugiau asmeniško, daugiau kas tau rūpi, temos, kūrybiniai ieškojimai. Būna, kad atsibundi naktį ir esi sugalvojęs tokį darbą, įspūdingą ir kad norisi iškart tapyti, dirbti, bet nelabai yra sąlygų, tai atsikeli bent eskizą užsimeti. Kažką užsirašai žodžiais, spalvom, spalvų deriniais, kad galėtum vėliau prisiminti ir pasidaryti tą darbą, kuris tau būtent tą akimirką buvo kažkoks ypatingas. Ką sukuri iš sapnų savo vizijų. Norisi ieškoti savo stilistikos įvairių išraiškos formų. Kurti kuo įvairiau, kad atrasti tą būtent savrovę, kas yra man labiausiai būdinga. Tai čia, aš manau, įprasta mokymosi eigoje dar ieškoti savęs.